Sveiki visi. Ryžausi tokiai avantūrai. Numinti iš Vilniaus iki Šventosios. Nu, bet čia su vienu stopu bandysiu Tauragiai pernakvot, taigi Tauragės man yra 200 km. Ir tada damušiu, rytoj ryte damušiu dar 150 kažkur plius minus kilometrų iki pačios Šventosios. Tai va, šiaip tai visos kortos nekokios čia supuolė. Dabar yra po 7:20. Planavau išvažiuoti iš viso kažkur tai jau, kad 6 turėjo būti kely, keliausiai. Bet visą naktį lyjo. Atsikėliau 5 lyją. Atsikėliau 6 lyją. Ir tai va, pusę 7 nustojo, apsirengiau ir į trasą. Tai važiuosiu pro Trakus, Birštoną, Prienus, po to pro Garliavą į Kauną ir bandysiu Panemunės keliu pavažiuoti. Vienu žodžiu, vėjas į veidą bus visą kelią šiandien. Nu tai ne kažką. Ir plius dar bus tikrai šilta, žada iki 33 vietomis šilumos, tai vienu žodžiu. Nežinau kaip čia seksis, bet bandysiu įveikti šitą savo tikslą. Nu, tai taip ir bus. Kelias tai toks gan intensyvus link Kauno, nelabai smagus. Bet ką padarysi? Gerai, kad bent jau greičia kažkokie tai pribojimai. 70 tai nelėkščia bent jau pro šoną labai greitai. Ladies and gentlemen, mes esam kažkaip po Kumprys. Vienu žodžiu, šitas kelias nuo Prienų iki Garliavos tragedija, mašinų pilna, fūrų pilna, kelias toks išvažinėtas, tai fūrų duobės. Vienu žodžiu, nesąmonė grina. Tai sustojau, nes netgi šokoladuko negaliu suvalgyti važiuodamas, turi būti įsikibęs rankomis į vairą. Nes čia blemba labai taip pavojingai, turi labai laikytis greitos linijos. Tai tikiuosi greitai čia baigsis šitą tokią atkarpą. Daugiau tikrai nevažiuosiu tokiu keliu, bent jau darbo dieną tai tikrai. Kaune. Reikia susirasti, kur pavalgyti. Kaunas miestas. Nuostabus. Čia graži bažnyčia. Vienas mano draugas šitokis.
O, čia visai gražu. Šitą mokykla. Čia nebloga aikštelė vaikams. Oho, čia tik kada atvažiuot su vaikais. Tai vienu žodžiu, čia po Kauną dar pasimalsiu nemažai. Kol kas tokia nuotaika, kad reikia bandyti toliau važiuoti. Nu, tai sustau pavalgyti čia Kaune. Nu tai numinta 104 kilometrai, kažkaip biškį daugiau čia paklaidžiau po tą Kauną. Tai... Bet vis tiek galvoju, minsiu toliau. Žiūrėsiu, kaip čia seksis, iki Vilkijos yra 25 km, po to iki Jurbarko. Nu, žodžiu, dar apie 130 km. Bet, nežinau, užsisakiau pizzą, suvalgius ir sakiau, bandysiu, gal tada dar vis tiek pavažiuot. Gal numinsiu, aišku, 2. Bet truputį, po truputį ir, manau, įveiksiu šitą atstumą. Tai vat. Šiaip Kaune užkniso labai klaidžiot, ten tų visokių kelio remontų, visko, tai jo, ir karštėja jau, tai irgi tas biškį vargina. Tai, nežinau, atsigaivinsiu, iškasiu ir toliau tada judėsiu. Kažkaip visai nesinoriu minti, tai dar užsisakiau kavytės. Bet jau pusvalanduką sėdžiu, tai dar apie 15 minučių. Biškį dasikrauna mano čia įrenginiai. Ir judėsim toliau, gal iki Vilkijos bandysim pavažiuoti. Dar truputį su skrandžiu negerai, tai va, sakiau, užgersiu kavytės ir pasinaudosiu čia dar tualeto ir minsiu toliau. Dabar tik tai, kas blogiausia, tai užsėdus labai jaučiasi užpakalis. Bet nieko nepadarysi. Reiks priprast. Po truputėlį apsiprast ir sėdimoji. Pasiekėm Vilkiją. Tai liko 102 km, rodo mano GPS-as. Žiūrėsim, kad čia nepailgės. Aha, čia ta perkela. - 200 km jau yra nuo Vilniaus. Iki Jurbarko turėtų būti apie 23 km. Tiek pat ir jėgų likę yra. Bet blemba, iki Tauragės dar ten biš 40. Raudonės pilis prašome. Čia kaip ir senamiestis panašu. Visai gražu. O, jėga. Ilga dienelė. Nuo 9 beveik. Jau po 9:03. Nu, kur mano kebabiukai? Tai va, atvažiavau, žiūrim,
Stopinam. Spaudžiam jas ir kiek čia gavosi? 209 kilometrai. Neblogai. Ir jau turim, man atrodo, 10 vakarą. Jo, beveik 10 vakarą. Tai visą dieną, vienu žodžiu. Gerai, bandom lipti viršų. Ar kažkas čia mus įleis ar ne. Tai yra patys turėsim įsileisti. Tai liktas būtas, raktas yra. Gerai, bandom lipti. Labas rytas visiems, aš pabudau, sveikatėlė tokia ot. Toks kaip ir biškį karščiamas jaučiasi, bet ne tas blogiausia. Blogiausia tas, kad pas mus tai žiauriai lyja. Ir kol kas rodo tai, kad nežada nustoti, tai nežinau, ką čia reiks daryti su tuo minimu. Gali tiek atidėti kitam kartui. Bet vis tiek 170 km yra mane džiuginantis rezultatas, tai labai dėl to nepergyvenu. Žiūrėsiu, kaip čia bus su orais toliau. Gal dar ir pavyks išpilti. Vis dėlto nusprendžiau surizikuoti. Pabandysiu judėti link jūros. Aišku, šlapia visur. Ir šiaip lyt žada. Bet kol kas pabandysiu mint. O jeigu labiau ten kažkur pradės pilt lietus, tai privažiuos žmona ir paims mane. Vis tiek jinai dabar važiuoja link jūros iš Vilniaus. Tai aš turiu truputėlį laiko. Tai jeigu ką, prašysiu, mane evakuos iš ten. Nu, tai ką, vis tiek vakar daug numyniau, 209 kilai. Tai kaip ir sąžinė rami, bet jeigu pavyktų dar jūrą pasiekti, tai iš viso būtų jėga. Visai įdomi ta Tauragė. Gaila, kad nėra laiko apsižiūrėti čia daugiau. Visai panašu gražus miestas. Tai, kol kas fantastiškas kelias ir nelyja. Tai jeigu ir neužlis, tai daug šansų, kad toli numinsiu. Bet pagal prognozes tai turėtų tikrai lyti. Saulutė išlindo, vėjas tai beveik į nugarą. Dabar ant 40 beveik varau. Jeigu neužlis, bus fantastika. Aš kol kas savo toliau smagiai minu, vidutinis greitis 33. Aišku, dar tik 30 km numinti. Bet nesulyginsiu su vakar, vėjas labai padeda. Mano pavargusiam kojom po vakar dienos. Gražus laukai. Nuo Tauragės beveik visą laiką laukais taip važiuoja. Labai didelė erdvė tokia jaučiasi. Tai jau turim 33 km. Ne, atsiprašau, 31, o vidutinis greitis 33,2. Nuostabiai į nugarą pučia vėjas. Toks jausmas, kad kažkam ant rato sėdėtum. Pasiekiau Švėkšną su lietučiu. Išgavo debesis baisulis, kaip baisulinis, tai neatrodo. Aš nuo jo biškį bėgu, bet man reikia čia sustoti, kažkur reikia gauti vandens. Užsukau į parduotuvę. Prieš užsukdamas į parduotuvę buvo visiškai kitoks oras, o dabar pila kaip iš kibiro. O man dar 43 km iki Klaipėdos. Tikiuosi čia greit nustos, nes kitaip nežinau, ką čia reiks daryti. Nejaugi reiks pasiduoti likus 43 km iki Klaipėdos. Va, išjudu iš Švėkšnos, nustojo lyt. Gražiai bažnyčia kokia, čia pas juos. Gerai, lekiam. Lekiam po truputėlį, aišku, šlapia, kaip nežinau kur, kai reiks labai lėtai važiuoti.
kad čia visiškai nesusitaškyt. Bet vis tiek, ten jau nedaug likę. Galima ir ilgiau užtrukti. Pasitinka lietingai. Liko 3-7 kilometrai. Ir laukia mane šaltas nealkoholinis alutis. Tai važiavam kažkokius Pežaičius. Ir vis dar lyja. Jau kažkaip galvoju apie šiltą dušą. Ir sausus rūbus. Tai būtų neblogai. Na va, mano poskas į Dovilus, į Garzus nevažiuosim. O, va kaip stabdo karboniniai ratai, rimbreikai per lietų. Visiškai nestabdo. Kad ir lyja lietus, bet arvas išlaikau greitį. Vidutinis per 90 km su sustojimais visokiais, navigacijom 31 ir 2. Neblogai, sakyčiau. Tolumoj matosi Klaipėda, pagal mane. Ir sakoma, rankytę jau pasiekt Klaipėdėlę. Prašau. Taip, man pavyko. Klaipėda pasiekta. Yes. Faina. Taip, tai kiek mes čia užtrukom? Šimtas 7 kilometrai. Average 30,2. Neblogai. Nu va, pasiekiu Klaipėdą. Štai mano žirgas. Tai šiandien 107 kilometrai. Buvo ir lietaus, ir vėjo gero, ir sušlapęs, bet labai patenkintas. Vis dėlto pasiekiau Vilnius Klaipėdą per 2 dienas, 300 gavosi 380 km. Fainai, labai fainai. Kaip sakoma, jeigu kas turit kažkokių tokių svajonių, tai netidėliokit, darykit iš karto, nes neaišku, po to bus laiko. Tai vat, vieną tokį jau savo svajonę įvykdžiau. Dabar reikės kažką tai naujo susigalvoti. Gerai, einu ieškoti savo šeimos, kažkur mane turėtų.